Sveiki visi. Nu ką, grįžau prie to pačio mažo ežeriuko ir pabandysim čia šiandien pagaudyti pirmųjų lydekų. Tai va, nežinau kaip seksis. Ežeras nedidelis. Praeitą kartą čia gaudžiu kojas ir kapojo vienas ir tas pats lydys. Apie kokį kilogramą. Tai va, nu ką, turiu įvairių masalų. Gilis čia nedidelis. Ir pabandysim pagauti tą pirmąją šių metų lydeką. O, sėdi. Čia pokas, ne? Nu, pirma žuvis. Pirma šių metų lydekaitė. Krokodiliukus. Nu ką, pasigražėjom žuvelioko ir biškį šoną paleisim. Praeitą kartą šitą ežeriuką su diperiu prasiskanavau, tai nu ką, vidurys kažkur 2 metrai, 2,1, 2,2, o iš kraštų labai seklu, taip eina pusę metro sėklius ir po to į 2 metrus gražiai brovkė nueina. Na, žodžiu, falus toks bliūdas. Per palydovą pažiūrėjau irgi, apvalumas tas pasidengia pasarą lūgniam sėklius, o centras lieka toks atviras. Tai, nu, tokia, nežinau, kaip šulinukas. Gražus. Tai va, pirma lydekaitė šiais metais. Nusipelno gyvent. Kelias nuotraukas dar pasidarėm ir paleidom. Tai va, pietus tuoj, eisim, sakėm, šašlyko kept. Tai va, tas lydys čia davęs praeitą kartą, tai nusiėmiau, pavadinkim taip, ir atgal paleidom. Tai žinojau, kad sėdi, žinojau, kur daugiau mažiau, tai nežinau, kažkokia 5-6 metimo barkšti yra. Tai va, super emocijas, eisim šašlų kepti ir pietauti. O po to vėl pabiški, aplink ežeriuką. Bandysiu pamėtyti sukrės. Taškybo ant mėpso, 4 numerio, mėpsaglėje. Tokia. Šiandien su manim daivas spinningas, toks kelioninis, teleskopinis, nežinau, gal čia 2,10 m. Neritūkė irgi. Daivas 3000. Keletą masalų įsidėjau. Nu ir pagalbininkas numeris 1, diperis. Tai va. Šiandien gal dar, sakiau, pamėtis kitom biški gale. Pasižiūrėt, gal čia kokiur aplink duobių yra. Tai va, pasižiūrėsim. Pietus, 11 PM2. Kepam šašlus ir apsirysim.
Šiandien su savim turi marinuotų kiaulienos kumpio šašlykų su kefyru. Tai va, kam įdomu, pabandysim šį kartą su kefyru. Pavalgėm pietus, pasistiprinam ir toliau į žvejybą. Op, per lūgnės. O, sėdi. Oi, kaip blemba. Blemba, geras buvo. Kibims vėl. Toj pačioj vietoj. Nu, čia žuvies tai yra. Taip, pabandom pakeisti masalą. Ką mes šiandien gerą turim. Turiu didelių sūklių lydekinių. Bet, nu, aišku, nepritaikyta, bet žiauriai norėjau pabandyti. Nusipirkau Jackal Micro Tapį. Tai šrapalinis wobbleris. Kaip matot, šis nedickas, bet jo. Lydekas, manau, turėtų rinkti. Nu, pabandom užsimesti. Pažiūrėti, ar paragauti užsimanės kas nors, ar ne. Švies paviršium eina. O, jau veikia minulima. Geras. Sėdi. Nu, tokia pikta. Nu. Dar vieną čipoką. Taip. Jeigu tu išsižiosi, tai aš taip gražiai ir atkabinsiu. Geras. Antra graži lydekaitė. Irgi kažkur iki kilogramą. Nu super, ledas. Slivniukas. Matot, tokie burzginai biški, bet krantas normalus, galim ir apeit.
Tokių visokių išplautų dalykų pilna. Ir kur ne kur gali užmest, o pavyzdžiui, čia gali užmest. Sėdi. Čiurda. Biškiam čia jėgytė. Lauk, slikiuk. Užaug didelis. Dar vienas toks peiliukas. Ant to pačio mepso. Šis. Nu, anas buvo mažesnis, bet... Nu, pirmas ešerys. Kokia sukrė, koks rainiukas. Praktiškai, nu, čiut didesnis už sukriukį. Gerai. Daug vandenį. Ledas. Nu ką, švystelnėm, švystelsim. Palytas šukas. Paratraukti, pasižiūrėti kokia situacija. Ten medis guli. Šukaliai. Šukaliai. Užsmūtinė labai yra kur. Po medžiais. Net kaip ir minėjau, įteka ir išteka. Šito ežeriuko toks upeliukas. Vienas, antras, trečias. Tai va, faina. Galima apeit po visą. Įlyst su britkeliams čia iš šios pasaka būtų.
Belė. O, ledis. Geras. Čia tai žuveliokas. Gražiai lupytė. Cakt. Nu, senai tiek kibimų neturėjau ir tokių gražių lydekų. Visos tokios daugiau mažiau kaip nulietos. Apie kilogramą tokios iki. Geras šagis. 5 žuveliokas. Atvažiavom, va, šašlykų išsikept. Pyst 5 lydžiai. Eik tu našas. Atsidarysi sezoną lydeko kaip turi būt. Jėga. Eik, tai blemba, Kaip ir galvoju, blemba. Oi, tai blemba. Da vieną lydžią buvo. Ataka, bet nusipurtė gyvačiokas šis prie pat. Kaip tik meškerė blemba, kadangi su teleskopinė, tai blemba sakau, kad tik tais nekaltų, nes vienas žiedas sulindęs, tiek čia ir pūkšt geras. Nu kaip geras, irgi iki kilo toks. Sėdėjo iš čia. Taip. Kirsim toj. Sekantį upelį. Na, čia toks ir kirtimas. Kažkokią pralaidą radau ir praėjau. 2 sukrės jau netraukiu, Mepsą ir Lucky Johną. Blemba, nieko gero. O, sėdi. Geras. Opa. Pikčiurna, na? Nu. Mepsą nutraukiau, užsidėjau antrą geriausią savo Blue Foxą. Koksai. Kelintą jau čia 5, 6. Nežinau. Graži lydekaitė. Super. Auksinė tokia. Tapėjo ežeriuką šitą mažą. Nežinau, kiek čia.
8 žuveliokai. Porą mažų lydekaičių, vienas nediskas ešeriukas. Nu ir daugiau keletą tokių jau padabnesnių lydekaičių. Vos ne įmamų, sakykim taip. Vos. Viena čia kažkur apie kilogramą buvo. Daugiau taip, daugiau iki kilogramo tokios, sakykim. Tai va, visas atgal paleistas, gyvena toliau. Ateina vakaras, nežinau, vėl kepsim dar vieną partiją šašlų, pavalgysim. Ir nežinau, galbūt dar čia pamėtysiu. Bet, nu, tikrai gerą dieną, tai nežinau, gal nereiktų į medį to dievą ir varyti. Tai va, tai rytoj šitą dar pabandysiu čia paspiningauti ir bus kaip ir viskas. Tai va, porą sukrių nutraukiau jau, Mepsą nutraukiau tą legendinę, nutraukiau Lucky John'ą vieną sukrį, kažkaip į tą patį kelmą įkaliu abi. Na, ką padarysi, taip jau būna. Labas rytas. Išaušo rytas, šaltas rytas. Net nesinori lysti iš palapinės. Nu ką, dar šiandien pabandysim čia pamėtyt. Sukrę ežere ir skaitysim žvejybą pavykusią. Dar turėjau tokį Vestino woblerį paviršinį, turėtų jis čia kaip propeleris, nežinau, suktis, bet jis priskęsta ir gal, nu ir tiesiog nedirba. Gal jį reiktų su kokiu nors, nežinau, plonesniu valu bandyti mėtyti, neįsivaizduoju. Tai va, ir dar turėjau Savage Gear'ą, o tokia kuoja, irgi propeleris gale, bet irgi aš jo niekaip negalėjau užkurti. Mėčiau, vos ten kažką jis dirba, bando daryti, bet iš principo, na, iš jo jokio tolko. Irgi propeleris turėtų suktis, viliot žuvį, eit paviršium, bet dėja. Tai va, šiais dviem kažkaip, nežinau, masalais nusivyliu. O dėjau tikrai nemažai vilties, kad, na, čia kur negilu, kur seklu, galėsiu pravest paviršium, na ir gal kas pačiups, kaip popierių. Nu, bet nieko panašaus. Nežinau. Jeigu esat
Jeigu kas turi tokius masalus, gali komentaruose parašyti, kaip jums ant jų sekas žvejoti. Numirė mano GoPro, tai filmuoju su paprasta kamera. Bonusą pavyko pagauti. Va. Guli, nežinau, čia kokie 2 kilai. Prie upelio ištako. Diperis, nu, vietoj, nežinau, nu, mastelio. Net ir daugiau ką padėti. Tai va. Didelė žuvis tikrai blemba. Bonusas šių metų, šio pavasario, nekibo, dar vieną piliuką pagavau ir šitas krokodilas užkibo. Tai va. O taip kosminė čia, gal kokie 3 kilai ir vas, nežinau. Na, įdėko. Ir nuplaukė banginis. Užkibo tas monstras man tokios, sukrės. 4 numerio, Blue Foxas, sidabrinės su raudonais taškeliais. Ten tik tai smailiaus būrys toks persivertė. Jaučiu, kad kažkokia kaip žolė, kaip kažką, bum! Vsio, ir važiuojam. Pajaučiu žuvį, blevas, ko gera. Šalta. Dar vieną turėjau irgi kibimuką, išsitraukiau. Irgi tokį peiliuką, nu va. Čiut už replės didesnį. Irgi ant tos pačios sukrės, sakau, blemba šalta. Niekas nenori kipti, tai... Ką žinau, nu dar biškį, sakau, pamėtysi, biškį pėjau į biškį kitą vietą. Šast ir yra. Vakar daug kibimų, tokios vidutinės žuvis iki kilogramą. Nu ir šiandien bonusas iš ryto. Kaip, nežinau, vyšnė ant torto. Bum! O tik čia. Geras. Nežinau, kokie 2-3 kilai čia tas lydys buvo. Net ir su savim svarstyklį, sakau, su kuprinėm atžygiavom prie ežeriuko šašlykų pasikept. Eik tu savo, geras, nerealu. Kad visi tokie savaitgaliai būtų, tai... Gerulis. Tai visos žuvis gyvena tam pačiam vandenį. Viską paleidom, nieko nepasiėmėm, nežinau. Kai su kuprinėm tingi nešti, tingi ten kažką darinėti. Ei, čiort, tegul gyvena. Tai va. Ką. Ta gera gaida, man atrodo, ir baigsiu savo čia pasirodymą. Tai ką, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitose video. Iki.